Klasika tapę lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet.lt. Sveiki gyvi, esu Vilmantas Matkevičius, buvęs Vilniaus statybos krepšinio komandos žaidėjas. Žiūrėkite krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi. Jiedu ne tik bendramžiai, praėjusio šimtmečio, trečiojo dešimtmečio kūdikiai, bet ir abu gimę Kaune. Tai Lietuvos krepšinis, kuriam 2017 pavasarį sukaks 95, ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 2016 lapkričio 3 sulaukęs prasmingo, garbingo, gražaus 90-mečio jubiliejaus proga. Jį Valdą Adamkų sveikino ir krepšinio sostinės Kauno žmonės. 20 kartų didelis krepšinio aistruolis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo ir kalbėjo mūsų programoje. Šiandien jums norime parodyti kelis epizodus, ką per ketvirtį amžiaus mums sakė didis žmogus Valdas Adamkus. Jaučiam, kad visa Lietuva dalyvauja. Jokios abejonės nėra. Ir turbūt, kad tai bus viena iš įspūdingiausių mūsų, sportinio gyvenimo dienų, visiems mums, kurie šiandien dalyvaujame Lietuvoje šiuose žaidynėse. Ačiū Kaunui. Jūs esat žavus, nepamirštami. Kaunas tikrai išreiškė visos Lietuvos jausmus ir parodė savo širdį. Kada jūs paskutinį kartą žaidėte krepšinį? O senai jau. Aš pradedu galvoti, jau kokį 10 metų tikrai kamuolio nečiupinėjau, kaip kad krepšininkai sako. Didelis noras būtų, kad ir Sabonis, ir Ilgauskas grįžtų ir, sakant, būtų mūsų tie stulpai, kurie tikrai be jokio abejonių atvestų mus į Europos čempionus. Reikia lietuviams susigrąžinti visus mūsų žaidėjus atgal į Kauną, į Vilnių ir suburti juos į vieną vietą. Kiekviena valstybė, bet kuriam krašte norėtų tokius, kaip sakant, aistrolius, sirgalius, kaip jas bevadintumėt. Tiesiog neįtikėtina, aš tokio triukšmo, tokio entuziazmo keletą dešimtmečių nesu matęs ir girdėjęs. Be galo džiaugiuosi, būdamas su jumis čia ir toje triukšmingoje, entuziastingoje nuotaikoje šitos rungtynės vyksta. Džiaugiuosi būdamas, pradėdamas beveik vos ne savo, sakant, prezentavimo laikotarpį, kadenciją nekur kitur sporto salėje. Ir būtent su krepšiniu, nes man atrodo, krepšinis vis dėlto jums yra numeris 1 sporto šaka. Tai žinoma, man kaip sportininkui, aišku, kad krepšinis nuo pat jaunystės, nuo 39 metų Europos krepšinio pirmenybių Kaune, šiandien iki šios dienos išliko. Ir kur tik tai galėjau, daleiskim, Lietuvos sportininkų pasirodymus už Lietuvos ribų, stebėdavau, džiaugdavosi. Aš manau, kad tas virusas krepšinio tikrai apims daug Europos krepšinio valstybių, apsijungiant į šitą lygą ir tuo pačiu reprezentuojant visą Europos kontinentą, galbūt net ir tam tikram varžybiniam lygyje su Šiaurės Amerikos taip išgarsėjusią NBA lygą. Jūsų laimėjai pareigoja ypatingai jaunąją kartą sekti jūsų pavyzdžių, kad jie tikrai galėtų ne tik didžiuotis, bet ir pasinaudoti jūsų patirtimi. Ir Lietuva tikrai taps visais požiūriais krepšinio Europos sostinė. Tai buvo Bogotoj, rimtanai tos rungtynėse, matau vidutinioko, nežinau kiek, 1,60–1,65 metų, gan žemas, žemo ūgio vyras palyginti su mūsų krepšininkais tenai priėjo. Ir priėjau prie vieno vyro ir glostų. Aš pasižiūrėjau, galvoju, kame čia reikalas. Žmogus stovi, nekalba ir tik tai žiūri. Galų gale paskui vis tik tai pagalba, kaip sakant, kitų, pavyko jį prakalbinti. Ir jis sako, kad aš keliavau 3 dienas
kadangi išgirdau, kad bus lietuvių. Jis 50 metų negirdėjo lietuviško žodžio. Matot, net pradėjau jaudintis prisiminęs. Žmogus verkia, glosto tą mūsų trispalvėtą treningą. Ir tada mes pagalvojam, ką reiškia lietuvybė, ką reiškia trauka ir ką reiškia tokie santykiai. Po tiek metų aš šiandien dar jaudinos prisiminęs tą momentą. Šitą darbą atlieka tikrai toliau ir aš manau, jis be galo reikšmingas, be galo reikalingas ir ypatingai lietuvybės išlaikymo srityje. Noriu paprašyti jūsų, kad būtumėt paskata ir pavyzdys lietuviškam jaunimui. Aš manau, kad ypatingai jaunimas augantis jų žiūri kaip iš savotiškus didvyrius, idealus, kuriais jie patys norėtų pasiekti jūsų pėdomis. Niekas nepaneigs, kad tautos vienybės idėja, apjungdamas ją, nors ir sunkiuose sąlygose, buvo Žalgirio laimėjimai. Aš galiu savo gyvenimu patvirtinti jūsų visų akivaizdoj, kad jisai vienijo Žalgiris visus mus, nesvarbu, kurioje pasaulio dalyje mes bebuvome. Žalgiris ir Kaunas yra vienas ir tas pats. Ištverkite, dirbkite toliau, vienykite ir būkite pavyzdžiu mūsų jaunajai kartai. Krepšinis buvo populiarus, yra populiarus ir tai parodo mūsų krepšininkų pasiskirstimą ar išsiskirstimą po visą pasaulį pajėgiausiose krepšinio komandose. Mes ne tik kad išsilaikysime, bet ir paaugėsime ir vėl neabejotinai būsime finaluose pasaulinėse ir Europos varžybose. Tokio tautinio, dvasinio pakilimo, kurį jaučiame dabar jau net prieš prasidedant čempionatui, aš manau, kad negreit sulauksime. Aš asmeniškai lyginu tą pakilimą jau šiandieną su mūsų Baltijos keliu. Čia Sabonio vieta, reiškia, prieigos, reiškia, šokus. Kada, reiškia, Žalgiris žaidė su CSKA, sužinojom, kad Žalgiris laimėjo. Tai buvo tokia euforija išeivijoje, kad aš manau, kad įmant, aišku, visos Lietuvos mastu, tai yra vienas dalykas, bet įmant, kaip aš prisimenu, Čikagoje, tai iškia buvo ir džiaugsmo, ir ašaros, ir vien tik tai to buvo gyventa. Jubiliejinės šventės metu mūsų kolegė Lietuvos ryto televizijos žurnalistė Kristina Karlonė pasveikino Valdą Adamkum su 90-ojo gimtadieniu ir jo paklausė, kas per visą gyvenimą krepšinį jam labiausiai įsiminė. Su krepšiniu yra surišta ilgas laiko tarpus, kadangi galiu net turbūt visai Lietuvai geriausiai pažįstamus žmonės, būtent Steponą Butautą, amžinatis jau, kuris buvo su manim, sakant, gimnasijoje, nors viena klasė aukštesnis, bet bendrai ne tik, kad bendravom, bet ir visą laiką leisdavom stadione, sporto aikštėse. Nežinau, ar visi Lietuvos žmonės ar sportininkai net žino, kad Butautas bėgo vidutinius nuotolius, kaip bėgikas 800 metrų, ne vien tik tai krepšinį žaidė. Butautas žaidė toje futbolo komandoje kartu su manimi, taip kad daug prisiminimų ir aš galvoju, kad tos praleistos dienos sporto aikštėje tvirtino mus visus, kurie kartu bendravom ir išvedė į gyvenimą tokį, kokį išgyvename. Europos čempiono ir olimpinių žaidynių vicečempiono amžinatilsį Stepo Butautų sūnus Ramūnas Butautas, kaip ir Šarūnas Marčiulionis, po kaunietiško krepšinio pamokų tapo Vilniaus statybos klubo nariais. Po pertraukėlės mes prisiminsime statybą ir, žinoma, šiandieninį Lietuvos rytą. Klasika tapę lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet.lt.
Klasika tapę lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Krepšinio pasaulyje. Kaip kelias turi savo pradžią, taip ir kiekvienas miestas turi savo krepšinio istoriją. Pokario metais kūrėsi ir Vilniaus vyrų krepšinio komandos. 1963 metais buvo įkurtas Vilniaus Žalgirio krepšinio klubas, kuris po metų tapo Plastiku, o dar po kelių mėnesių Vilniaus statyba. Vilniaus krepšinio klubas juk susikūrė iš plastiko buvusio. Ir kai pasiėmė jį statybininkai, o mane paskyrė Tresto valdytoju, o tada aš jo ir užsiminėjau, tai dabar kaip nori, taip skaitykit. Gal geriau krikštatėvių. Meistrų komandai pradėjom būti po to, kai iširo plastikas, kai Paulauskas atėjo kaip treneris. Nusipelnęs Respublikos treneris Antanas Paulauskas. Visi norėjo padėti statybos krepšininkams. O aš buvau tada Tresto valdytojas, kadangi aš buvau prižadėjęs gyvenime krepšinį padėti. Tada atsirado galimybės, ir sutarėm. Ir aišku, labai gerai buvo, kad radom bendrą kalbą su Romualdu Sakalausku, tik ką mirusiu ministru. Nes reikėjo vieną dalyką, reikėjo Mokos fondo krepšininką, reikėjo, kad jie galėtų nedirbti. Mes bandėm juos įdarbinti, tarp kitko. Mes juos sporto instruktoriais. Kiekvienai statybos valdybai po vieną iš pradžių davėm. Ir kai ateidavo valstybinė kontrolė arba tada liaudės kontrolė, tai jau ministro buvo sutarta, kad tų nejudint. Ir nieks jų nejudino. O paskui nutarėm, kad kiekvienoje valdyboje turėti po vieną, labai negražu. Tai tada į vieną valdybą į 9 visus 12 ar kiek tų stipendijų mes turėjom. Taigi jos buvo nedidelės šiais laikais. Tai buvo 100 rublių, 120 rublių, o tokia buvo stipendija. Ir tada pradėjo ieškoti Paulauskas rimtesnių žaidėjų. Ir tada pradėjom rinkti. Čia atsirado, aš jau dabar pamiršau tas rusiškas pavardės, Centras vienas, o po Lietuvą pradėjom ieškoti žuoliukų. Atsivežėm tokių sliekų visokiausių, ant turniko nepasikelia. Buvo viskas padėta ant aukštaūgių, aukštaūgių nėra. Paulauskas kaip treneris irgi ieškodavo, visos pasiteisinimas aukštaūgiai. Pas mus ir tokį žaidė kaip Petrauskas, kaip tas iš Ispanijos kairys. Reiškia, visi šitie žaidė, tai žemi žaidėjai. Statyba be Rimo Girskio ar Algimanto Pavilonio neįsivaizduojama. Vilniečiai šalies pirmenybėse iškovojo bronzą. Algimantas Pavilonis, Maisenka, amžinatis, 1,98 m, tai mūsų jau maksimus. Aš visada sakydavau Paulauskui, sakau, ką tu apie ūgį kalbi. Korkija irgi turėjo 1,91 m, Lauritėnas 8 m. Ir žaisdavau Sąjungos rinktiniai, tu mokink žaisti. Ką aš tada supratau ir man atrodo, jiem gyvenime padėjo, kad visiems reikia baigti aukštąjį mokslą. Daleiskim, jeigu paimsim Ancevičių, tai buvo inžinierius, statybininkas, paskui dirbo pas mus Gelžbetonio įmonė. Jeigu paimsim tą patį Marčiulionį, tai buvo universitetą baigęs. Visus įtaisydom arba į pedagoginį, arba į universitetą. Bet visi turėjo pasimokyti, kad baigti ir turėjo diplomą ne tik krepšininko. Mes tadagi negalvojom, kad galima iš krepšinio algos gyventi visą gyvenimą. Bet jiems tas daugiau padėjo pagal mane negu Žalgirio krepšininką. Mes sekdavom šitą dalyką, kad jų daug buvo nebaigusių nieko ir paskui nelabai jiems sekėsi gyvenime. Vilniaus statybą jau prisimena tik vyresniosios kartos žmonės, o štai jaunimas džiaugiasi Vilniaus Lietuvos rytų krepšinio komanda, kuri buvo įkurta 1997-aisiais. Vadinasi, Vilniečiai pradėjo jubiliejinį 20-ąjį sezoną. Tačiau šį kartą ne apie šventes, o apie
kasdienybę. Jo labiau, kad Vilniuje svečiavosi Eurolygos vadovas Jordi Bertomeo ir kartu su Lietuvos rytų klubo prezidentu Gedvydu Vainausku surengė žurnalistams spaudos konferenciją. Taigi jūs sukvietėme ir džiugu, kad jūsų tiek daug ir tiek gausiai susirinkote, nes aš pats buvau išvykęs toli nuo Lietuvos ir tik vakar sužinojau, kad atgrįžta ponas Jorge. Todėl turėjau pats staigiai grįžti, nes manau, kad tai yra svarbus įvykis Vilniaus krepšinio gyvenime, kai atvažiuoja Eurolygos prezidentas. Tai man tai pirmiausia norėtųsi, kad tai pasakytų iš čia, iš Vilniaus, žinia kažkokia Europai ar pasauliu, aš nežinau, kokia jinai bus. Kiekvieną kartą, kai atvykstu čia, pirmas dalykas, kurį pamatau, yra krepšinio rungtynės per televizorių oro uoste, juokėsi Jordi Bertomeo. Tai krepšinio rojus. Nėra jokios išskirtinės priežasties, kodėl čia atvykau. Tai darau nuolat, bendrauju su klubų savininkais, noriu pasikalbėti ir padėti jiems atsakyti į klausimus. Šis klubas mums labai svarbus. Tikiuosi, kad ateityje Vilniečius turėsime ne tik Europos taurėje, bet ir Eurolygoje. Bertomeo, dėkoju Vilniečiams, kad atlaikė FIBA spaudimą rinktis jų sukurtą Čempionų lygą. Noriu pasveikinti Lietuvos rytą, kuris, nepaisydamas FIBA ir Lietuvos krepšinio federacijos grasinimų, pasirinko laisvę ir nutarė likti Europos taurėje. Ką Eurolyga padarė, kad apgintų tokius klubus kaip Lietuvos rytas ir Panevėžio Lietkabelis. Mes negalime išspręsti problemų kiekvienoje valstybėje, bet norime padėti klubams, kai jie prašo mūsų pagalbos. Šiuo atveju Lietuvos rytas parodė iniciatyvą ir prisidėjo prie mūsų Miuncheno teisme, kai mes pradėjome procesą prieš FIBA draudimus. Lietuvos krepšinio federacija nepalaikė komandų norų žaisti ten, kur jos nori. Esu nusivylęs, bet tenka gerbti tokį sprendimą. Ne tik Lietuvai buvo sakoma, kad jai gresia pašalinimas iš Rio žaidynių. Ta pat išgirdo ir Ispanijos federacija. Bet ne federacijos, o mes teisme apgynėme nacionalinės rinktinės, pabrėžė Jordi Bertomeo. Ne tik Eurolygos vadovo specialus apsilankimas Vilniuje, bet ir sostinės Lietuvos ryto komandos pergalė Europos taurės rungtynėse prieš Ispanijos Montakit komandą nudžiugino visus krepšinio aistruolius. Šiandien tikrai buvo mums labai svarbus taškas, reikėjo laimėti, žaidėm namuose, buvom susikoncentravę. Norėčiau pasveikinti savo komandą ir fanus su svarbia pergalė ir labai reikalinga. Tikrai taip, ačiū fanam, tikrai, kad ateina palaiko, nors čia buvo tokia ta duobelė, bet jie ateina palaiko, tai tikrai ačiū. Labai gerai sužaidėm pirmą pusę, kai suklydom tik 2 kartus. Visas atakas praktiškai baigė metimais. Labai padėjo šiandien Giedraitis. Šį sezoną tai tikrai taip. Gudaitis sužaidė labai geras rungtynes. Gudaitis pelnė 100 tašką, kas dabar jam priklauso. Tai pagal tradicijas. Tai gal pizza, sunku pasakyti, kaip čia nuspręs kapitonas. Kai padidinom persvarą virš 20 taškų, manau, prasidėjo asmeninių rodiklių gerinimas, kas blogai atsiliepė komandiniam rodikliam. Jie silpni, tai tikrai nėra taip. Jie žaidžia tikrai gerą krepšinį, ispanišką krepšinį. Analogų, manau, Europoje labai sunku rasti, nes metė daugiau tritaškių negu dvitaškių, metė 36 tritaškius, kaip 34 dvitaškius. Gaila iš dalies tos išbarstytos persvaros didelės. Nors džiaugiamės pirmą pergalę ir bandysim namuose užkurti pragarą visiems. Pirmiausia yra kova, yra noras pasiekti pergalę kiekvienose rungtynėse, tačiau pastaruoju metu truputį sėkmė yra nusisukusi.
Bet aš manau, kad negali taip visą laiką būti, jinai vis tiek turi atsisukti. Kita vertus, palyginti ir su pernais, šį kartą ir mūsų pogrupis yra daug sunkesnis. Nėra daug žaidėjų rinkoje, yra vis dėlto NBA sezonas, Kinija labai daug žaidėjų surinko. Mes dairomės, tikrai dairomės, bet dairomės neskubėdami, nes nesinori, kad kažkuris tai žaidėjas būtų, kaip sakoma, nusodintas. Yra didžiausia problema, aišku, yra žaidėjas. Aš manau, kad komanda pamažu gauna pagreitį ir mes tikrai turėsime gerą sezoną. Jeigu Klaipėdos Neptūnas FIBA čempionų taurės rungtynėse skina pergalę po pergalės, yra vienvaldis grupės lyderis, tai Eurolygoje Kauno Žalgiris vis dar turi tik vieną laimėjimą. Kuo toliau, tuo geriau žaidžia kauniečiai, tačiau dėja ir šį kartą teko nusileisti Ispanijoje Barcelonos komandai. Ką padarysi? Ateis ir į mūsų kiemą šventė. Barcelonoje kaunietis Lukas Lekavičius paskutinę trečiojo kėlinio sekundę pataikė tokį tritaškį beveik per visą aikštę, kad aiktelėjo komentatoriai, salėje buvę žiūrovai ir žinoma Žalgirio vyrai. Garbingai kovoja kauniečiai, ypač australas Brokas Motomas, sužaidė savo geriausias rungtynes Eurolygoje, 86-92 pralaimėjo Barcelonai, nors ispanų komandoje nebuvo visų geriausių krepšininkų, bet ir be jų, ypač žaidėjo Tajos Raisu, kuris gerai pažįsta Žalgirį, ir puolėjo tritaškių lavina vėl prispaudė kauniečius. Žalgiris ne tik neturi krepšinių žvaigždžių, bet ir tie, kurie kažkada mėtė iš toli, pamiršo, kaip tai daroma. Ir kuo toliau, tuo darosi sunkiau be pergalių. Žalgiris gali palūžti ir psichologiškai. Šiandien tiek. Išsiskiriame, kad susitiktume lygiai po savaitės šeštadienį arba sekmadienį Lietuvos ryto televizijoje tuo pačiu metu 16 valandų 20 minučių. Iki pasimatymo. Žinokite, mes jūsų visų laukiame krepšinio pasaulyje. Visi treneriai kalba, kad trūksta to žaidėjo, bet yra yra pinigai, yra komandos biudžetas. Žinot, ir kuo vėliau paimsi žaidėją, tuo pigiau kainuos. Klasika tapę lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet.lt